Jeigu nutinka taip, kad augintiniui prasideda depresija, jisai pradeda nenorėti valgyti, reikėtų spręsti šią problemą ir tikrai neduoti bet kokio maisto. Pavyzdžiui, negalima jo racionų užkeisti vien tik tai konservais, nes dažnai žmonėms atrodo, kad konservą kažkaip noriau augintinis ėda, tačiau jeigu jūs pradėsite duoti vien tik tai konservą, vadinasi, augintinis gaus labai daug vandens, bet negaus jam reikalingų maistinių medžiagų. Todėl reikėtų tiesiog atsižvelgti į jo mitybą. Pavyzdžiui, jeigu jam skauda dantis, dėl to jisai nenori ėsti, galima rinktis mažesnės granulės, tuomet jam bus patogiau jas sukramtyti. Granulės taip pat galima ir užpilti specialiomis augintiniams skirtomis sriubytėmis, kurios yra maloniai kvepiančios, kurios dar labiau pagerina ėdamumą. Jose taip pat nėra gliuteno, tai reiškia, kad tinka ir jautriems augintiniams, jose yra mažai kalorijų, tai padeda reguliuoti svorio balansą. Na ir jos yra papildytos baltymais bei sočiaisiais riebalais, kas gali padėti gerinti širdies bei kraujagyslių darbą. Na ir dar svarbu paminėti, kad tokią sriubytę užpylus ant sauso pašaro jisai suminkštėja, todėl senjorui yra žymiai lengviau granulę sukramtyti. O apskritai, kuo yra ypatinga senjorų mityba? Reikia nepamiršti, kad senjorai mažiau juda, mažiau geria vandens, todėl jiems tikrai yra reikalinga speciali mityba. Maistas turi būti papildytas vitaminais, mineralais, jame turi būti gausu baltymų ir stengtis žiūrėti, kad būtų mažiau kalorijų. Taipogi, senstant augintiniui yra svarbu papildai ir vitaminai, kurie padeda stiprinti kaulus, sąnarius, palaikyti gerą kailio bei odos būklę. Tai pastariesiems rekomenduojame naudoti lašišų aliejų, kadangi jame yra gausu omega-3 ir omega-6 sočiųjų riebalų rūgščių. O kaulams ir sąnariams palaikyti reikėtų naudoti mikroziogeną. Jame yra gausu kalcio, todėl yra stiprinamas visas kūno skeletas, taip pat stiprinama imuninė sistema. Taip pat mikroziogenas valo toksinus iš organizmo, tuomet organizmas būna maksimaliai pasiruošęs priimti visas maistinės medžiagas, gaunamas tiek iš maisto, tiek iš papildų.